Sveiki. Seniai nesimatėm, seniai nedariau vaizdo įrašų, nes turbūt žinote, kad pavasaris yra tas laikas, kai sunkiai eina viską suspėti. Tai va ir dabar galvoju, ant greičio vis tiek padarysiu vaizdo įrašą, gal kažkam pravers, gal kažkas irgi įsikvėps daryti tai, ką aš darau. Ir šiandien bus truputėlį kitoks video, nes apžvelgsim ne vieną kažkokią temą, bet tiesiog kai kuriuos pavasarinius dalykus, į ką galite atkreipti dėmesį ir kas gali praversti jum pavasarį. Tai pradėsime nuo salotų, kol dar yra gana jauni įvairūs laukiniai žolių, lapeliai, laukinių valgomų augalų, tai tikrai galite iš jų gaminti salotas. Ir kadangi kai kuriems tas skonis būna šiek tiek per intensyvus, tų laukinių žolelių, galbūt nepratę skonio receptoriai prie tokio stipraus, intensyvaus skonio, tai geriau bent jau pradžiai maišyti tas laukinės žoleles su paprastomis, mums įprastomis daržovėmis ir salotomis. Tai siūlyčiau tokia proporcija, tiesiog pusė ant pusės. Pusę dėti laukinių valgomų augalų į salotas ir pusę dėti tų paprastų mums įprastų salotų ar ridikėlių, ar agurkų, ar pomidorų, ar dar kažko tai. Tai dabar pirmiausia susirenkam, esu kaip tik šiltnamyje, labai karšta čia, tai susirinksim pirmiausia ridikėlių, paprastų salotų, jau galim pasidžiaugti, kad sudygo, viskas, jau turim maisto, bet kas neturite šiltnamio, tai tiesiog eikite pasižoliauti, o daržovytės pirkite tada jau iš ūkininkų patikimų. Tai va, dabar ridikėlių reikia pasirauti. Va, pasirausim ridikėlių, čia jau matau, čia jau stipriai ir prarovus esu nemažai, vakar tikrai žiauriai didelių buvau radus, nu dabar tai šitie tokie vidutiniai, bet vis tiek renku didžiausius, tuo pačiu praretinu. Čia va, salatėlių pasirinksim dar šviežių. Va. Kaip smagu pasiauginti pačiam. Jeigu neturit daržo, galima ir balkone, tos pačius ridikėlius ar salotas tikrai drąsiai galit vazonėlyje didesniam pasiauginti. Be problemų, žinokit, tikrai mačiau ne vienas žmogus auginasi. Gerai. Va, tikrai nemaži ridikėliai. Nu, vakar dar didesnį buvau radus, bet aišku, reikia greičiau valgyti, kol neperaugo. Kol kas viskas gerai, tikrai nėra jokio įtrumo. Jeigu kam įdomu, tai tikrai labai neblogos veislės yra Kaspar ir Viena. Ridikėlių veislės tikrai pasiteisinusios, tai rekomenduoju. Na, štai pasirinkom salatėlių ir ridikėlių. Čia dar išlindęs yra svogūno laiškas. Irgi įdėsim. Turiu dar prieš tai pasirinkus, tai dabar daugiau ir neimsiu. Jeigu dar turit kitokių salotų, špinatų, tai irgi dėkit, viskas tinka, viskas kas žalia. Dabar tęsiam temą apie laukinius valgomus augalus, apie salotas mūsų. Tai va, dabar jau pradėsiu krauti ant viršaus laukinės žoleles ir visokius augaliukus. Čia paprašiau eglutės savo bendravardės, kad pasaugotų indelį. O dabar kaip manot, kodėl aš stoviu prie šitos eglės? Ką mes čia galime įsidėti salotas? Taigi spigliai tai kieti yra. Taip, tie senieji spigliai yra kieti, bet dabar kaip tik eglė leidžia naujus ūgliukus. Ir mes galim jais pasivaišinti. Jie turi daug vitamino C. Saujom neišeis valgyti, nes gana stiprus yra skonis, tai labiau kaip prieskonį tokį salotas dėkit. Kiekvieną dieną po porą tokių ūgliukų užkrimskit, tikrai sveikatai bus tik į naudą. Dabar negriebkit nuo visur, nuo šakelių, palikit svarbiausia, vat ir viršūnėlės geriausia yra palikti, nes medis auga toliau su šakom, bet va to šoninius galit šiek tiek ūgliukus pasiskinti. Aš čia nežinau kokius, nu kokių 10, sakykim, 10 įsimesiu į salotėlės ir bus toks skanus, sveikas papildas. Kaip ir minėjau, labai daug nedėkit. Apskritai su tais valgomais augalais laukiniais nereikia jų valgyti ten kibirais, nes nepratęs yra tas mūsų organizmas
prie tokių kiekių. Geriau po truputėlį juos integruoti į savo tą mitybą. Aš jau čia turbūt per daug prisirinkau. Užteks pagardinimui. Štai šiek tiek ant viršaus uždėjau. Einam toliau, žiūrim, ką dar galim įsidėti. Štai priėjom prie labai svarbaus salotų ingrediento, pavasarinių salotų, tai yra kiaulpienė. Dabar kai kurie žmonės pamatė, ten Vaidas buvo įsikėlęs nuotrauką į Facebooką, kaip salotos buvo papuoštos kiaulpienių žiedais ir sako, ar čia valgom, ar čia tikrai galima valgyti tas kiaulpienės, tos žiedus. Tikrai drąsiai galite valgyti, aišku, ne kibirais, nereikia jų ten grūsti, bet po 5 žiedelius per dieną tikrai galite suvalgyti, nes aprūpins jūsų organizmą įvairiausiam medžiagom, mineralais, vitaminais ir dar įvairiausiais naudingais dalykais. Plus valo, detoksikuoja organizmą. Dabar kai kuriems žmonėm gali būti baisus tas kiaulpienių skonis, tas kartumas. Iš tikrųjų, pats žiedukas, jisai nėra neskanus, jisai netgi saldus yra, bet yra apačioj ta dalis, žalioji dalis ir čia kur penelis bėga, va, matot, baltas, turi kartumo šita vieta, bet nebijokite to kartumo, žmogui irgi reikia retkarčiais ir to kartumo. Tai tikrai drąsiai įsimeskite į salotas kiaulpienių. Dabar, kadangi kiti netiki, kad čia tikrai valgoma, tai tuo įrodysiu. Va, nusiskinat žiedelį ir į burną. Tikrai nieko kažko labai baisaus nėra. Truputėlį jaučiasi kartumas nuo žalios dalies, bet jis yra toks skanus, toks subtilus, nėra labai erzinantis. Tai žmogui natūraliai, aišku, galbūt nesinori neskanių dalykų, jiems atrodo, kad čia apsinuodys ar ką, tai yra natūralus instinktas žmogiškas. Bet su kiaulpiene tikrai nenusinuodysit. Tai yra ne tas augalas, nėra kažkokio labai aitraus, bjauraus skonio, kuris rodytų, kad tai yra nuodingas augalas. Turi švelnų tokį kartumą ir tikrai labai sveika. Tik prieš tai pasižiūrėkit, kad nebūtų kažkokių vabaliukų. Gali truputėlį išpūsti ir keletą žiedukų per dieną būtinai suvalgykit, kol žydi kiaulpienė. Gerai, einam toliau. Kiaulpienės lapukus irgi galite drąsiai valgyti. Aišku, kiaulpienė pati šiek tiek skystina kraują, jeigu pas jūs ten labai skystas, tai galbūt atsargiau su dilgėle maišykit. Bet šiaip tai tikrai valgomi, tik tiek, kad su laiku jie tampa vis labiau kartus, apkarsta ir kuo toliau, tuo per vasarą darysis neskanesni. Bet aš vis tiek, jeigu jaučiu, kad jau su virškinimu kažkas negerai, kažką užvalgiau ne to, ar riebesnio maisto kažkokio, žinokit, net ir visą vasarą aš po kelis lapukus pasiskinu, suvalgau, užgeriu vandeniu ir, žinokit, tikrai pagerėja virškinimas. Tai yra tikrai virškinimui labai geras augalas kiaulpienė. Dabar, kol dar nėra jie tokie apkartę tie lapukai, aišku, jau vis tiek yra kartesni, bet aš juos vis dar skinu ir kurį laiką dar skinsiu tol, kol norėsis. Tiesiog va į salotėlės. Kaip ir minėjau kitam video ten apie kiaulpienės, ką apie kiaulpienę turi žinoti kiekvienas lietuvis, taip vadinasi tas video. Tai aš minėjau, kad galima ir šiek tiek pamirkyti sūriame vandenyje. Tada nusiima tas kartumas, bent jau dalis kartumo priklauso nuo to, kiek ilgai laikysit. Bet siūlau pabandyti nemirkyti. Nebent turit labai jautrius skonio receptorius, kurie jums neleis suvalgyti to lapo, nes lapas tikrai yra daug kartesnis negu pats žiedukas. Prancūzai daro taip, jie pakiša kiaulpienę netgi po specialiais tokiais vazonais ar plevelėm, uždangom kažkokiom, kad jinai negautų saulės. Ir va tie jauni lapukai tada būna visiškai nekartus, bet jie būna labiau tokie pageltę. Aš su tokiais dalykais, aišku, nesiatskinu. Tiesiog einu į laukus ir pasiemu tų kiaulpienių lapų. Bet jeigu labai bijote kartumo, tada pamirkykit sūriame vandenyje kurį laiką ir paskui pjaustykite salotas, bus jums tikrai tada skaniau. Priėjom prie kito labai svarbaus salotų ingrediento.
Tai dabar atspėkit, kas čia yra. Čia yra liepa. Tai jauni liepų lapukai, kol jie dar nėra taip sukietėję labai, tik ką išsprogę, taip pat pumpuriukai, tikrai gali būti naudojami salotoms. Ir man plus jie neturi jokio kartumo, jokio kažkokio neskanaus skonio. Tai yra be galo skanus lapukai. Man jau nuo vaikystės parodė ten tėtis ar mama. Ir nuo to laiko kiekvieną pavasarį, eidama pro liepas, negaliu susilaikyti, nepaskanavus jų lapuko ar pumpurėlių sprogstančių. Ai, nu va, čia yra kitoj stadijai liepa. Jinai dar nesusprogus, tai va tokius pumpurėlius irgi galite valgyti ir dėti salotas. Tikrai drąsiai. Jie tokie turi šiek tiek tokio kaip ir glitumo, tokio labai įdomi konsistencija, bet be galo skanus man bent jau. Tai dabar šiek tiek lapukų įdėsim į salatytes. Va taip, po truputį nuo šakelių galit, tikrai medžiai labai nepakenksit. Nu va, truputį įsidėsiu. Visko po truputį, kaip ir šiandien laidoj, visko po truputį bus. Jeigu auga maumedis, liepos lapelių per daug suvalgiau, užstrigo gerklį. Jeigu auga maumedis, pas jūs įsimeskit ir keletą maumedžio spigliukų. Kol jie jauni, kol tokie minkštučiai labai, tokie kaip žolytės labiau, tikrai drąsiai salutėlės galite įsimesti. Dabar kitas momentas, ką daryti su garšvom. Atrodo, jau jos tokios suaugusios, jau ir gal nebeskanios bus su laiku, jos vis labiau taip, ne tai kad sumedėja, bet sukietėja. Ir darosi vis mažiau skanios. Tai į pavasarinės salotas tiesiog siūlau rinktis tarp viso to garšvyno, kuris auga, tiesiog rinktis jauniausius lapukus. Tokius blizgančius jaunučius, kurie dar tik lenda. Ir jeigu tokių randat visą vasarą, realiai galite juos ir visą vasarą valgyti, bet tuos jaunučius tokius, jeigu vis matot, ar nušienaujat, paskui vėl sudygsta, tikrai galit tokių įsidėti į salotas. Man tai garšva salotam vienas toks tinkamiausių augalų. Ne visiems, aišku, patinka tas jų skonis, bet man tai labai patinka. Matyt, kažko reikia man iš jų. Taip, va čia matau dar didelis toks, bet jaunas, blizgantis lapukas. Jeigu blizga, vadinasi jaunas ir dar pilnai neišsiskleidęs. Tai tikrai tokias garšvutės galite drąsiai. Tiesiog reikia ilgiau pasidairyti, ilgiau paieškoti, bet tų jaunų lapukų dar tikrai galite surasti. Dabar ką daryti su dilgėlėm? Jos jau irgi nebe jaunutės, jos jau paaugusios gan stipriai ir jau gan stipriai dilgins, jeigu bandysit nuskinti. Aišku, norintis vis tiek gali viršūnėlės pasiskinti, patraiškyti ir įsidėti salotas, bet aš jau tokių nebededu, aš jas dedu nebent į žaliai kokteilį porą lapelių. Ir, aišku, maišau su kiaulpiene, kad būtų pusiausvėra, nes dilgėlės tirština kraują, sako, o kiaulpienė skystina. Tai tiesiog į salotas jau nebededu, nes jau gali ir nudilginti, nebent, aišku, nuplikius ar į patiekalus, virtinukus ten ar dar kažką, tai tikrai galite įdėti, bet jau į salotas aš tokių jau paaugusių nebededu. Taigi, pirmiausia, nuplauname visas laukinės žolytės ir ridikėlius ir viską, ką turim, ir paskui jau pjaustysim. Tiesa, nepaminėjau, parinkite laukinių augalų rinkimui kokį nors mažiau reikalingą, gal ne patį gražiausią induką, nes kiaulpienės linkusios nudažyti su savo tomis pieniškomis sultimis, kurios paskui paruduoja. Tai tiesiog sunkiau išsiplauna. Aišku, įmanoma atplauti, viską įmanoma atplauti, bet geriau parinkit kokį mažiau reikalingą, kažkokį vieną induką paskirkit rinkti laukiniam augalam. Tai va, šiek tiek perplaunam, kad jums nereikėtų žiūrėti, kaip pjaustau viską. Žinau, kad tai atima ir nelabai yra įdomus tas procesas, tai tiesiog pagreitinsiu jūsų laiką ir persikelsim tuoj, kai jau bus supjaustyta į ateitį. Kai darau salotą su laukiniais augalais, visą laiką pirmiausiai stengiuosi supjaustyti laukinius augalus ir tada juos apibarstau druska.
Tai darau dėl to, turbūt jau supratote, dėl kiaulpienių kartumo, kad neerzintų truputėlį tas kartumas, kažkiek nuima, kol pjaustau kitas daržovės. Va, uždedu šiek tiek druskytės, viską išmaišom ir tiesiog, kol pjaustom visą kitą, tegul pasimarinuoja, tegul truputį nuima tą kartumą. Ką aš dar dedu į salotas? Tai žinokit, ką tik randu, tą ir dedu. Ir kiekvieną kartą jos gaunasi vis kitokios. Ir tai yra iš tikrųjų dar įdomiau, nes organizmas neatsibosta vienos kažkokios vienodos salotos, nes vis maišom kitokių ingredientų. Pavyzdžiui, dabar atvežė mūsų viena draugė, vakar atvežė laiškinių česnakų. Aš jau kadangi neturiu dar, neauginu, tai va, užsibarstau laiškinių česnakų ar svogūnų laiškų. Ką tik tai norite, įmaišom. Ką dar mėgstu daryti čia? Aišku, dabar turbūt matot, yra ir agurkai, ir pomidorai kartu, yra visokių nuomonių apie tai. Kiti sako, negalima maišyti pomidorų ir agurkų, reikia atskirai valgyti. Parašykit komentaruose, ką apie tai manote. Aš iš tikrųjų maišau kažkaip juos ir didelės problemos tame nematau. Bet parašykit, gal žinot, ką nors apie tai. Dar ką mėgstu įsipilti, dabar va atradau linų sėmenų aliejų. Aš anksčiau kažkaip jo labai nemėgau, nes galbūt vaikystėje kažkada buvo jisai pastovėjęs ilgiau ir toks apkartęs, neskanus. Tiesiog reikia žinoti vieną dalyką. Pradarius linų sėmenų aliejų, čia ne reklama, bet tiesiog va dabar tokį turiu, tai tokiu ir pasidalinsiu. Pradarius buteliuką, geriausia, kad jisai būtų stiklinėme buteliuke, reikia laikyti šaldytuve. Kai kuriuos aliejus, kurie linkę greitai oksiduotis, juos reikia laikyti šaldytuve. Ir tada pratęsti jų galiojimo trukmę, nors jinai irgi nėra begalinė ir tam pačiam šaldytuve su laiku vis tiek jisai oksiduosis. Bet toks patarimas tikrai nekišti kažkur virtuvėje į lentyną linų sėmenų aliejaus. Čia būtent apie linų sėmenų kalbu, ne apie alyvuogių ar saulėgrąžų, kurie tikrai puikiai laikosi kažkur tai šiltoj vietoj, bet būtent apie linų sėmenų. Ir jeigu jau pradarėt, jaučiat, kad apkartės toks neskanus, nebevalgykit, nebedėkite valgius to aliejaus, nes jisai tiesiog gali net ir pakenkti. Ne tik, kad naudos neduos, bet gali ir pakenkti. Jis turi būti skanus, skaniai kvepiantis, neturi gal kažkokio labai stipraus ypatingo kvapo, dabar kai uostau, bet žiūrėkite, kad nebūtų sugedęs, nes jie labai greitai genda. Tai va, aš jau visai nemažai jo sunaudojau, liko buteliukė nedaug. Tai labai gerai, kad pavyksta taip sunaudoti, nes iš tikrųjų teko girdėti, kad labai naudingas yra linų sėmenų aliejus ir tikrai jaučiu, kad sveikatai yra gerai. Būtinai imkit šalto spaudimo, nerafinuotą. Tokie aliejai yra patys vertingiausi mūsų organizmui, kuo mažiau išvalyti. Nesvarbu, kad ten gal pasitaikys kažkokių tai nuosėdų ar dar kažko, tai tikrai nebijokit, bet jūsų sveikatai tai yra daug kartų geriau. Dar kitas momentas, tokių va šalto spaudimo nerafinuoto aliejų, ypač kalbant apie linų sėmenų aliejų, nenaudokite kepimui, nes kepant jisai tiesiog praras savo tas naudingasias savybės. Tokius aliejų šalto spaudimo nerafinuotus geriausia yra naudoti būtent salotom, kur nebus kaitinama. Tai tikrai, žiūrėkite, ar aliejus skirtas kepimui ar salotom. Kartais netgi būna parašyta. Pavyzdžiui, rafinuoti aliejai dažnai jau būna naudojami kepimui, jie gali aukštą temperatūrą ištverti. O va šalto spaudimo jau jokiais būdais, ypač linų sėmenų, nekepkite. Dar įsibarstysiu juodųjų pipirų. Mėgstu, kai truputėlį būna tokia aštrumas toks. Ir ką dar padarysiu, tai padarysiu truputėlį nuodėmę. Žinau, kad daugam nepatiks, galbūt, kad ne mūsų krašto augalas citrina, bet, patinka man kažkaip. Galite naudoti gal savo gamybos actą, ar nežinau, ką sugalvojate. Man patinka ta rūgštelė, arba tiesiog pomidoriukų daugiau įsidėti. Tai va, aš šiek tiek įsilašinu tos citrinos. Išmaišau. Ir dar ką be galo mėgstu įsidėti salotas, tai yra, kaip matote, saulėgrąžos. Truputėlį pakepintos jos bus dar gardesnės, dar skanesnės, bet kartais ir tiesiog tokių įsidedu.
O padaigintos, jeigu netingite pasidaiginti saulėgrąžų, tai iš viso bus tobula. Suteikia ir tokį sotumo jausmą, man labai labai patinka. Na, aišku, čia bus labiau garnyras prie kažko. Šiandien galvoju gal tofu sūrį truputį pasikepti šalia. O jūs jau kaip sugalvojate, čia panaudot galima visur. Na, atrodo, elementarūs dalykai, na, salotas visi moka. Bet tiesiog norėjau parodyti, kad galima integruoti tuos laukinius valgomus augalus, liepulapus, garšvas, kiaulpienės. Galite tikrai integruoti į savo mitybą ir organizmas už tai tik padėkos. Va, ir ridikėliai kaip skaniai atrodo. Tai aš jau ruošiuos tai jau valgyti. Dar ko nepasakiau, tai tikrai negalvokit, kad aš esu kažkokia ypatinga sveikuolė, kur vien tik sveikai maitinasi, nei vieno saldainio niekada nevalgo nieko. Kai kurie, žinokit, iš tikrųjų taip galvoja apie mane, nes aš kadangi darau šias laidas, tai galbūt žmonėms susidaro toks įspūdis. Aš aišku nefilmuoju, kai aš valgau kažkokią nesąmonę, dėl kurios paskui gailiuosi, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad nors ir paslystate kažkur tai, kad ir mityboje, ar prisivalgote vakare, ar dar kažkaip, nesustokite, vis tiek bandykite sveikiau maitintis. Aš tiesiog tai darau tam, kad įkvėpčiau ir jūs, kad ir paslydote, vis tiek eiti į priekį ir stengtis kuo labiau dėl savo sveikatos. Nes paprastai žmonės supranta, kad sveikata yra turtas, supranta tik tai praradę sveikatą. Tai iš tikrųjų aš irgi turėjau čia ir visokių problemėlių, tai galbūt tai labiau ir paskatino labiau visokių ir tų žaliesių valgyti, salotų įvairių. Galbūt netgi ir apie tą žalelės nebūčiau dariusi jokių vaizdo įrašų. Tiesiog pradėjau pati domėtis dėl savęs ir tuo pačiu noriu pasidalinti su jumis ir noriu akcentuoti, kaip tai yra svarbu, ypač pavasarį, vasarą, valgyti kuo daugiau žalio maisto. Kuo daugiau. Kiekvieną dieną bent kažkokią salotų porciją būtinai reikia suvalgyti. Kaip garnyrą. Nesakau, kad vien salotas kiekvieną dieną valgyti. Bet tiesiog kaip garnyrą būtinai darykite salotas. Ir jeigu laukinius augaliukus renkate, tai rinkite švariose vietose. Ir plus jūs sutaupysite pinigų salotoms, nes reikės mažiau pirkti visokių maisto produktų salotam. Galėsite iš lauko pasiskinti kažko, bet švariose vietose, aišku. Taip, tai dabar eisim valgyti. Dabar kita tema, kadangi šiandien apžvelgėm daug skirtingų temų, tai apie fenologinį kalendorių. Turbūt pamenate, kad esu padariusi gana išsamų tokį vaizdo įrašą apie fenologinį kalendorių, dar, man atrodo, pavadinta senovinis lietuvių gamtos kalendorius ar kažkaip taip, ką ir kada sėti. Tai tiesiog kaip sėti pagal gamtos reiškinius, vadovaujantis įvairiais gamtos reiškiniais. Kaip pražysta kas nors, kai grįžta gandrai ir taip toliau. Tai mes dabar esam toj stadijoje, kai jau toj žydės alyvos, pas kažką jau žydi. Ir, na, sako, kai jau žydė alyvos, tai jau beveik garantuotai jau galima ir sėti ir ten moliūgus visokius, cukinijas, agurkus ir taip toliau. Bet perskaičiau dar tokį įdomų dalyką. Viena moteris pasidalino, kad vis dėlto jinai alyvomis iki galo nepasitiki, nes alyvos yra ją apgavusios. Va taip irgi būna, žinokit. Tai vien alyvomis nepasitikėkit, bet jinai pasakė, kada jau tikrai galima ir šparaginės sėti, šparaginės pupelės, kadangi jos tokios liaunos, labai jautrios, šalnom baisiai jautrios, tai tiesiog jas jau sėti tik tada, kai tikrai nebus jokio šalnų pavojaus. Tai kas jai pasitvirtino, jinai sėja va tuos labai lepius augalus šalnoms, kad nenušaltų, jinai sėja tada, kai pradeda sprogti ąžuolo lapeliai. Čia matom ąžuoliuką, bandau sufokusuoti. Ąžuolas, jis turbūt pastebėjot, vienas vėliausiai sprogstančių medžių. Jisai laukia iki paskutinio, kai jau tikrai nebebus tų šalnų, pajaučia ir tada sprogsta. Jisai niekur neskuba kaip kiti medeliai. Nežino, kad visko būna, visokių ir šalnų gali netikėtų užeiti.
tai tikrai, kas bijot, kad gali pašalti, tai sulaukit, kol sprogs ąžuolo lapeliai, nes jau ąžuolas, jeigu alyvos dar gali jūs apgauti, tai jau ąžuolas tikrai neturėtų apgauti. Aišku, irgi visokių išimčių pasitaiko, bet toks įdomus pastebėjimas irgi kaip fenologinis toks ženklas, į ką atkreipti dėmesį. Čia mes matom, jis dar gilioj ramybės stadijoje, net nesiruošia dar sprogti, pumpuriukai net nebrinksta, pas kai kurios gal jau brinksta, tai žiūrėkit pagal save. Tai kai sulauksit jau, kai ąžuoliukas sprogs, tada jau sėkite tuos lepiausius, jau tada ir lauke galima sėti. Tai va, toks pastebėjimas. Štai dabar pažiūrėsim, kokia raugo būsena. Aha, vakar išmaišiau. Jau yra kvapas, putų sumažėja, vakar dar labai putojo ir dabar jau galima sakyti, jį galima naudoti, bet aš noriu išbandyti, ar veikia valerijonų nuoviras. Apskritai, ar valerijonai veikia. Čia turiu pasidarius tokį, ant greičio valerijonų šiokį tokį nuovirą, tiesiog valerijono šaknų, ir pabandysime supilti šitą nuovirą ir pažiūrėsim, ar dings kvapas, nes dabar tai yra toks mėšlo kvapas. Tai va, kitą dieną nueisiu, pažiūrėsiu, ar išliko tas kvapas, ar sumažėjo. Dabar pereinam prie raugo, dilgėlių raugo. Vakar pabandžiau, ar veikia valerijono tokį nuovirą turėjau, bet gal per ilgai ten ant saulės kažkur pabuvo, nežinau, kiek jis buvo veiksmingas. Tai va, šiandien atėjau išbandyti, ar labai stipriai dvokia, tai kvapas lyg ir mažesnis, nėra toks labai stiprus, kad iš tolo jau eitų. Galbūt ir suveikė kažkiek tas valerijono nuoviras, ar palaikyti tiesiog valerijono vandenį, ar tiesiog įmesti džiovintų šaknelių. Tai galit pasibandyti, galbūt jums kažkiek sumažins tą kvapą. Bet aišku, taip vat, priejus arčiau vis tiek jaučiasi tas kvapas, bet netoks stiprus jisai galbūt. Na, priklauso turbūt ir nuo kiekio, kiek jūs to valerijono įdėsite kvapui sumažinti. Jeigu negaila, dėkit daugiau, bus silpnesnis kvapas galbūt. Tai va, jau čia kaip ir, aš manau, kad jau tokį jau ir galima naudoti tą raugą, bent jau aš tai jau tokį naudoju. Truputį dar burbuliuoja, bet jau nepalyginsi, kai buvo prieš porą dienų, jau buvo pilna burbulų, dar tikrai ten vyko visokie procesai. O dabar jau matosi stipriai apirę viskas yra, dar kai taip šilta, tai greičiau viskas vyksta. Ir tikrai aš jau tokį naudosiu, nors yra aišku tų visokių liekanų, bet man tai nemaišo. Yra dar vienas darbelis, kurį noriu suspėti padaryti, kol nenužydėjo, tai yra pasirinkti kiaulpienių žiedelių žiemai. Tai jeigu pas jūs dar žydi, tai irgi galite pasirinkti. Bet aš nenoriu, kai kurie žmonės gal ne visai taip supranta, kaip reikia vartoti tuos kiaulpienių žiedelius. Jie galvoja, kad tuos 5 žiedelius per dieną reikia visus metus vartoti, tik tada būsi sveikas. Tai tikrai ne. Aš tiesiog dažniausiai naudoju juos tada, kai žydi, šviežius, o žiemai šiek tiek irgi pasiskinu, bet nedžiovinu, bet šaldau. Nešaldyti jie išlaiko daugiausiai tų savybių. O jeigu džiovinsite, jie tiesiog išeis į pūkus. Dažniausiai tai būna. Nebent ten jau labai tik tai viršūnėlės ten nuskabysite be žaliosios dalies. Tai dabar pasirinksime kiaulpienių. Daug labai nerinksiu. Tiesiog žiemą kartais irgi būna, kad norisi to pavasario. Ir vat tom dienom pasidarau tiesiog žaliąjį kokteilį. Sumaišau su kokia, nežinau, žalia daržovė, įmaišau kiaulpienių žiedelių ir tiesiog, va, jeigu kažko ne to užvalgote, tai kitą dieną galite išsivalyti, tai yra su kiaulpienėmis. Tai dabar ir pasirinksim. Tiesiog skinu viršūnėlės, va, be stebuko, nu mažiau, kad būtų to stebuko, nes kartokas toks stipriai yra.
Va, ir kadangi čia ant manęs dar laukia didelė pieva, tai kiaulpienių, tai dabar šiek tiek pasidarbuosiu. Suspėjau, prisirinkau. Žinot, kaip visą laiką atrodo, kad šitas darbas palauks, jis gal nėra toks svarbus, bet gamta nelaukia ir viską reikia labai greitai daryti, norint spėti pasidaryti, ypač pavasarį. Taip, tai dabar dar užmiršau pasakyti, kad jeigu bijote išsitepti rankas, kadangi kiaulpienės dažo, dabar dar nesimato, bet paskui rankos bus rudos, tai tiesiog rinkite su pirštiniam, juočkė atėjo, rinkite su pirštiniam ir tada nebus problemų paskui, jeigu į kokį susitikimą reikia eiti ar ką. Tai, aš tame nematau problemos, kažkaip nusiplauna, jo jeigu ir išsitepu, tai kažkaip neimu į galvą. Bet galite ir su pirštiniam. Na va, šiek tiek jau vabaliukai prasilakstė, dar keli laksto, bet aš jau svarbu, kad jie išlipo iš kiaulpienių. Na štai tokius naudoju maišiukus, šaldymui specialūs. Aš juos naudoju ne vieną kartą, perplaunu, vėl išdžiovinu ir tada vėl naudoju. Vis dėlto reikėtų stengtis kažkaip mažiau to plastiko, mažiau teršti gamtą. Jeigu turit kažkokius kitus indėlius, aišku, nestiklinius, tai galite kitur kažkur susidėti, man tai šitie patogus. Tai dabar ir susidėsiu porcijykiam. Ir paruoštus maišiukus tada sudedam į šaldiklį. Viskas. Aišku, rankos dabar labai gražiai atrodo. Kaip su chna būsiu šiandien pasipuošus. Gerai, einu įdėti šaldytuvą. Tai šiam kartui tada būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad bent kažkas pravers iš šios laidelės. Pelytė atbėgo, katytė. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad pakomentuojate, kad spaudžiate patinka, kad užsiprenumeruojate kanalą Gamtos poezija, tada jums ateis pranešimas apie naują vaizdo įrašą. Na, o kas norite paremti šį kanalą, mano veiklą, nuoroda bus aprašyme, galite tapti Gamtos poezijos patronais. Yra kanalas Gamtos poezija Patreone, ten taip pat parašau ir straipsniukų apie augalus ir vairius įdomius gamtos reiškinius. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų laidų. Iki.